takto dalys klasikiniai muzikoje. Klasikiniai. 1, 3 girdėjau. Taip? Mes skaičiuojam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, ta. Mes esame tą girdėję tiek daug kartų. Beje, aš pati esu kilusi iš Ignalinos ir mokiausi iš pradžių Ignalinoje kanklių specialybės 11 metų. Kai man buvo 17 metų, aš turėjau per Billie Holiday didelį apšvietos momentą ir nusprendžiau, kad džiazas yra mano pašaukimas. Tai labai keistai. Todėl vis laik klausykit muzikos įvairios, nes tai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Tai va, tai klasikoje mes turim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ar ne? Ir kai mes galvom apie džiazą ir labai fundamentalų tokį džiazo mąstymą, mes greičiausiai galvojam apie swingą, ne? Swing. Ir ar esate kada nors, dabar pakelkit rankas, kas yra matę dainininkus, gal iš 50-ųjų eros, kurie spraksi, dainuoja ir spraksi, ne? Pakelkit rankas. Taip, dauguma jūsų. Į ką jie spraksi? Į antrą ir kurią takto dalį? Į 4. Taip, tai kalbant apie mąstymą, jeigu mes turim, nes aš žinau, kad jūs visi turit klasikinės muzikos pamokas, todėl aš taip ir kalbu. Tai reiškia, jeigu mes šiuo metu tik apie swingą kalbam, nekalbam apie kitus šiuolaikinius stilius. Swingę mes akcentuojam 2 ir 4 takto dalį. Ir tai visiškai pakeičia frazavimą ir pakeičia būdą, mes dedam akcentus ir būdą, kaip mes sudedam dinaminius momentus ir taip toliau. Galima aš? Aš išleisiu tokį kūrinėlį ir norėčiau, kad jūs visi man paspraksėtumėt į 2, 4. Gerai? Labai paprasta užduotis, bet jinai pasudėtingėsnė. Papasakosiu. Gerai. Ką aš dabar, kokią ritminę figūrą aš dainuoju? Ta 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 ta. Kas yra? Triolė, valio. Kaip angliškai triolė? Triplet. Mokykitės anglų kalbos. Visa šiuolaikinė muzika yra anglų kalboje. Triplet. Triolė. Gerai? Jo, ačiū. Visi mes žinome, kad triolė atrodo štai taip, ar ne? Tai pabandykime visi kartu. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ir sprasėkit į 2, 4. Spraksėkite visi kartu su manim. Triolėse kartu. Gerai. Jauniausias balsus girdžiu garsiausiai. Visi. Ir balsai virš 14. Šaunuoliai, gerai, ačiū. Gerai, o dabar, ar galėtumėt man padaryti tokį dalyką? Gerai? Sakykime būtų taip užrašyta. Gerai? Ta, ta, ta. Tai mes subdivizuojam, jeigu esate girdėję žodį subdivizija. Irgi čia yra iš anglų kalbos. Tai yra tai, ką mes skaičiuojam galvoje. Šiuo atveju subdivizija yra mūsų triolė. Pabandom taip. Ta, 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 ta. Gerai? 1, 2 ir spraksim į 4. Ta, 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 ta. Jūs, šaunuoliai. O ką, jeigu dabar pabandom šitą išimti? Ir yra taip. Gerai? Reiškia, mes nedarom tą, kažko panašaus, mes turim tą,
vieną tą, su viena taka. Gerai? 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Gerai, šaunuoliai. O dabar, jeigu mes turėtume... Taip, ar tai yra tas pats ar ne? Kas sako tas pats? Pakelkit rankas. Kaip prieš tai buvęs, tai tas pats. Jo, kaip prieš tai. Šitas? Ar tai yra tas pats? Gerai, šaunuoliai, nes 2 aštuntinės sudaro vieną ketvirtinę, ar ne? Gerai. Tai jeigu mes turime šitą ir bet dar uždedam akcentą. Ir dabar visi žiūrim tik į šitą. Gerai? Ir pabandom. Spraksim ant 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Iniciatyvus priekis, turit bent pavyzdį iš jų. Šaunuoliai, gerai. Šaunuoliai. Tai yra ta vadinama swingo formulė, kurią gal esate kažkas matę ir girdėję. Būtent tikrai esate girdėję, jeigu esate sveiki. Dabar tik ką girdėjo. Tik tai mes neberašom taip, mes galvojam taip. Mes galvojame subdivizijomis, kurios yra trijolės, triplets. Bet mes neberašom taip, mes viską rašom paprastom aštuntinėm. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, turim kūrinį kažkokį, dažniausiai yra stiliaus identifikatorius, kuris sako swing, o jeigu jis, pavyzdžiui, dainuojat kažkokį kitą šiuolaikinį kūrinį, yra parašyta pop ballad, pop funk, bossa nova ir taip toliau, indikuoja, kaip mes subdivizuojam galvoje. Tai reiškia, jeigu mes turim paprastas aštuntinės, kurias klasikoje skaičiuotume kaip ne kaip solfedija, turbūt kasdieną, praktikuojatės, bet diriguodami visus ritminius bei melodinius pratimus. Tai jeigu mes turime žodį swing, kuriuos jūs beje turite savo kūriniuose, dainininkai ir pučiamieji, tai mes galvojam trijolę. Tai yra tai, ką mes galvojam. Ar ne? Tai čia mes dainuojam, nupiešiu burną. O čia mes galvojam, nupiešiu smegenis. Kažkaip panašiai gavo. Tai va, čia garsas. Tai va, šitą mes dainuojame, bet šitą mes tom galvoje. Pabandom visi kartu gerai. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Gerai, šaunuoliai. Šaunuoliai. Ir dabar pabandom, aš užleisiu tą pačią dainą. Ir jūs man tiesiog ant vienos natos tas svinguotas aštuntinės kartu su manim, gerai? Gerai? Palaukit. Pasiruošim. 1, 2, panašiai, bet tik tai ne lygiom aštuntinėm. Viskas susvinguotam. Mąstom, dainuojam. Mąstom, dainuojam. Ta, 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 ta. Gerai? O dabar, aš vėl šiandien patrauksiu. To, kas nereikės.
Ačiū. Ar visiems viskas aišku, ką tik papasakojau? Gerai, super. Ir tada aš norėčiau, kad ateitų ant scenos pas mane. Kas drąsiausias, kas vyriausias? Vyriausia yra Vaiva. Marijos drąsiausia. Kartu, ne? Na gerai. Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the seasonal tree, dream of little dream on me, sing nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream of little dream of me. Stars spinning by adding your own tear, still craving your kiss. I'm longing to linger till down here, just saying this. Sweet dreams, the sun behind you. Sweet dreams that leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream of little dream of me. Dream of little dream of me. Dream of little dream of me. Geri padirbėtas mokytoja arba pačios irgi įdėta darbo labai šauniai, wow. Tikrai, wow, šaunuoliai. Okei. O aš manęs negeri? Gerai. Nu, bet tai bus gerai. Bus geri? Gal gerai. Iškart priduodu tokio oficialumo, ne? Gerai, vienas dalykas. Visą laiką su mokytoja pasitikrinkit, labai paprastas, net ne su džiazu susiję, tarimą pasitikrinkit gerai, pasiklausykit įvairiausių dainininkų, kaip jie dainuoja. Tavo viskas buvo tvarkoje, tik tai tu Sycamore Tree. Sycamore Tree. Jo, pradžioj. Tai ir iš to galima išeiti į kitą temą, tai dar pabūk, kuri visiems aktuali, tiek mokytojams, ypatingai ir mokiniams. Tai reiškia, kad jeigu pamatot, kad mokinys daro kažkokią klaidą vienoje vietoje, neleiskit jam tęsti. Sustokit toje pačioje vietoje ir kartokit tą klaidą, bet teisinguoju būdu, kad atsirastų naujasis įgūdis. Nes jeigu mokinys kartoja nuolatos ir, pavyzdžiui, jeigu nešvariai išdainuoja arba išgroja kažką, visą laiką ten šešioliktinės kažkur labai greitas, bet toliau aš patogiai ir toliau į tempą ir viskas gerai. O ten kažkur ta nešvari tokia balta dėmė. Tai geriau nepraleisti tų nešvarių vietų, šiuo atveju čia būtų tik tarimas tavo atžvilgiu. Nepraleisti tų nešvarių, neišgrotų vietų ir su metronomu.
nuo 60 BPM, beats per minute. Po to jautiesi patogiau, truputį greičiau. Patogiai tenai, truputį greičiau. Niekada, nes labai sunku išmušti blogą įprotį. Visi žinome apie blogus įpročius ir muzikoje tie blogi įpročiai labai atsiranda. Jeigu tu, pavyzdžiui, kaip tu sakysi, kamu? Caesar? Jo, tai žodžiu, jeigu yra kažkoks netoks darimas, iš karto stabdom ir pažiūrim, kaip kiti dainininkai dainavo, kaip dar kažkas ir tada, kad iš karto vietą išrauti piktžolę iš žemės. Tai va, kitas dalykas. Gerai. Vibrato, jis neturi būti visur ir visada, ane? Tavo balsas labai gražus, jis plaukiantis, tu viską sujungi, ane? Bet jeigu tu visą laiką bandysi įdėti tų embellishment, vadinasi angliškai, pagražinimų, jie atima grožį nuo tų pačių gražiausių vietų, kur tavo balsas atsidaro, pavyzdžiui, B daly, labai gražiai ir tu turi tokį aksominį balsą tikrai labai tinka džiazui. Tai, bet jeigu tu daugiau pavarijuotum, pavyzdžiui, dinamiškai ir kontaktuok su pianistu, su kitais dainininkais, kuriais aš dirbu, jie turėjo backing tracks ir daug sudėtingiau, bet, pavyzdžiui, pianistas tau gali atgroti atgal ir tu nebūtinai Star shining bright above me ir tu kaip ir jautiesi įpareigota, kad tau reikia tęsti me arba, bet tu gali ir nustoti greičiau, nustoti dainuoti tą natą ir pianistas turi tada, okei, man davė erdvės, aš galiu pagroti mažytę frazytę tenai ir tu iš karto jauti, kad yra kontaktas, ne tik aš viena ir visas dėmesys ant manęs, bet čia yra ir dar vienas muzikantas. Ir visiems, net jeigu ne tik pianistas, bet jeigu turi bandą, turi ritmo sekciją, jeigu kas dalyvauja konkursuose ir yra ritmo sekcija, kuri padeda, jie yra muzikantai ir jie klauso ir jie išgirs. Jeigu duodat jiem erdvės, patikėkit manim, jie tikrai ją užpildysi. Tai pasitikėkit žmonėms, su kuriais groja. Reiškia, jeigu Star shining bright above me ir aš atsitraukiu, nes čia yra dar vienas žmogus, kuris gali įdėti mažyti. Ir nereikia jaustis, kad viską reikia pačiam išdainuoti nuo pradžios iki galo. Tai, pavyzdžiui, pas tavai yra swingo, pabandyk pasvingo šiek tiek labiau, dar partikuliuoti tą upbeat, šitą vadinamą. Ir Star shining būtų bright above me ir sinkopės. Jeigu mes turim sinkopės, džiazą identifikuoja swingas, swingo stiliuje ir sinkopės. Ir visą laiką, ką sakiau, jeigu mes turim kažkur vibrato, norim dėti mažus embellishments, mažus pagražinimus, mes paliekam tam tikrom vietom, mes visą laiką jų neįdedam. Taip pat ir, pavyzdžiui, su papuošimais, mes nepuošiam visko visada, mes puošiam tam tikras vietas, nesvarbu, kas tai bebūtų. Tai va, jeigu ir tuo pačiu metu ir apie dinamiką, viską vystom nuo pradžios ir su tokiais bangavimais, ne, tai gal mes pradedam kaip kažkokią tai paslaptį, Star shining bright above me, ir taip labiau, tu turi išsirinkti arba su mokytoja kartu, kai dirbat, pasižymėti, kurios yra tos pačios garsiausios vietos, kur frazė kyla, kur leidžiasi, ar ne? Ir kitas momentas, tu esi tam lygyje, bent jau taip skamba, kad tu gali pabandyti pavarijuoti. Ir variacija yra tas tarpinis žingsniukas, kai mes įžengiame, pabeldžiame duris į improvizaciją, ar ne? Jeigu mes galim pažaisti ant melodijos, mes ilgainiui galim pažaisti ir su scat. Ar esi bandžius scat techniką? Tai va, tai labai gerai pradėti po truputį, bet visą laiką reikia pabandyti ir kaip yra geriausia, man atrodo, atsispirti į melodiją. Pačioje pradžioje, nes yra labai sunku, pavyzdžiui, dainininkui, siaubas, kaip pagalvoju, improvizuok. Gerai, ką daryti, duba ir tada niekas neišauna į galvą, ne? Nes dėl to, kad nėra tų tarpinių žingsniukų, viskas eina po žingsniui ir aš dabar matau, kad aš buvau padaręs labai daug klaidų, nes aš tiesiog neleidau savo take my time. Neleidau savo turėti savo praktikos laiką ir leisti savo pavarijuoti šiek tiek ant melodijos, tik ant vieno akordo, ne iškart šokti į bliuzą, ne iškart šokti į standartus ir improvizuoti po truputį. Tai tau, pavyzdžiui, gali šiuo metu dabar neprašysiu improvizuoti, bet pabandyk dar kartą padainuoti, atkreipdama dėmesį, kuriuos sakiau. Vibrato ne visur, tik tai tam tikrose momentuose, taip. Dinamika, tokia, kokia tau šiuo metu jaučiasi artimiausia. Pabandyk pasvinguoti daugiau, taip. Ir pabandyk įdėti mažytę variaciją, 1, 2 natas, ne? Ir variacijas, kaip mes dirbam ant variacijų, jos neteina iš Dievo ir iš dangaus, jos ateina iš praktikavimuose savo gamų ir akordų arpedžio. Tai reiškia, jeigu mes turim mažorinį akordą, mes dainuojam mažorinį, jeigu minorinį,
į viršų, atgal, apvertimais, visais įmanomais būdais. Tada jeigu trečias žingsnis būtų po akordų, kokia dermė yra akordai, mes dainuojam tą dermę visai, mes dainuojam tercijom, iš apačios į viršų, iš apačios į viršų, gal mes tada dermę dainuojam iš viršus, į apačią iš viršus, į apačią iš viršus, tararara, tarararara, ir visai, gal mes pažaisim iš pradžių iš apačios į viršų, o po to iš viršus į apačią ir taip toliau, įvairiausi būdai. Tai irgi, kai dirbi su mokytoja, pažaiskit ant dermių ir tada tos variacijos ateina lengviau negu taip tiesiog, dabar išvarijuoti. Tai va, tai pabandom dar kartelį, gal tik tai pirmą A dalį, gerai, nedainuojam visos dainos, nes turim šiandien daug dainininkų, bet tiesiog pabandyk padaryti skoningai, šiek tiek vibrato ten, kad mes girdim, kaip jos balsas atdaro, o kur kaip nereikia to balso. Žinai, džiaze, klasikoje mes visą laiką turim daug balsų ir daug legato. Džiazas yra daugiau ritminė muzika, tai yra daugiau groove music, kur jausmo labai daug, tai kai kur galime ir atsitraukti, ne, balsas ir ritminis pojūtis toks, visą laiką galvok, turi jaustis gerai, turi taip, kad tu įsibuoji, kad tu jauti tą muziką. Ok, pabandom tik pirmą A. Shining bright above you, night freezes seem to whisper I love you, birds singing in the season on tree, dream on, little dream on. Dar vieną galim praeiti. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. But while I'm alone and blue as can be, dream on, little dream on me. Šarmuolė. Tik vienas dalykas, ypatingai šiuolaikiniam dainininkam, stilius nepaukoja garso kokybės. Tu pradėjai, viskas buvo super, tik pačioj pradžioj buvo labai orinis stars, toks stars shining. Tai gali būti kaip efektas, kažkurio momentu, bet visą laiką žiūrėkit, kad bet kokį efektą, kurį darytumėt, būtų su paremimu, gerai, nes negerai, jeigu užsispaudžia, jeigu dainuojat ant stygų ir taip toliau, visą laiką turi būti viskas paremta. Mes galim daryti stars, bet su parem stars, irgi viskas atverta stars, stars, ne stars, tada ir intonacija kažkur dingsta, gerai, bet šaunuolė, labai gražu, paplojam jai, bye. Jo, galiai. Kas toliau jaunesnis? Urtė. Urtė, ką dainuoja? Nature Boy or Getting Started or My Funny Valentine? Nature Boy. Oh, I love that song. A very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and very sad of eye, but very wise was he. There was a boy, a very straight enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but wise was he. And then one magic day he passed my way.
many things, fools and kings. This he said to me, to me, to me, to me. The greatest thing which you will ever learn, the greatest thing which you will ever learn is just to love and be loved in return. I'm listening. Strange, enchanted girl. She wandered there far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but wise was she. And then one day he passed my way. We spoke of many things, fools and kings, which she said to me. The greatest thing which you will ever hear, the greatest thing which you will ever hear, and just to love and to live without fear, really love the way I thought of love and live without fear. Love and live, live and love, love and live, live and love, love and live. Love in return. Wow, labai gražiai Urte, labai jūs gražiai padirbėjot su aranžuote. Kieno aranžuote buvo? Kas sugalvoja, kaip pereiti į stilių ir kaip pavarijuoti chromatiškai? Kitos. Tai tas yra gerai, iš tiesų, matot, galima paminėti momentą, tai yra draugystė tarp mokytojo ir santykiai tarp mokytojo ir mokinio, kai jie kartu vienas kitam kelia iššūkį ir vienas kitą kūrybiškai inspiruoja. Aš jaučiu, kad yra tas momentas tarp jūsų ir man atrodo, kad tai yra didelis pavyzdys daugeliui mokytojų ir mokinių, kad mokytas, pavyzdžiui, pasakė, nes tikrai, sutikit, aranžuotė buvo puikiai, buvo labai įdomu, aš visą laiką buvau, wow, aš niekad negirdėjau taip Nature Boy, aš visą laiką girdėjau kaip vieno stiliaus kūrinys, dažniausiai tai baladė, ir čia visai taip dinamiškai, jūs tikrai labai gražiai, galim dar kartą paploti. Good job on intonacija, žiauriai gerai. Wow, labai visas tas ir chromatinius nusileidimus, ir variacija pasigalvoja viską. O ar variacijos buvo pasirašyta ir apgalvota, ar pabandai vietoj kažkiek tai? Ne, čia buvo pasirašyta, ne? Tai va, tai yra geras momentas, kurį visiems noriu. Atsimenu, sakiau apie tą vidurinį žingsniuką, ar 5 ar 20 vidurinių žingsniukų, bet tą vidurinį nešokti iš karto į improvizaciją stačia galva, bet leisti savo pasipraktikuoti ant pačios melodijos. Melodija yra ypatingai vokalistų tas kelrodė žvaigždė improvizacija, nes tai rodo ką? Harmoniją visų pirma. Tai būtinai dažniausiai džiaze rodo, jeigu yra vadinami accidentals, tai yra jeigu mes turime bemol 9, diez 11 ir taip toliau, bemol 13 ir taip toliau. Dažniausiai melodija per tuos pervažiuoja. Tai reiškia, jeigu mes sekame ir galvoje turime melodiją ir aplink dainuojam natas, kuriuose jaučiamės patogiai, mus lydi kaip kelrodė žvaigždė ta melodija. Jeigu mes turim galvoje, dėl to yra labai svarbu tikrai internalizuoti į savo galvą, įleisti tą melodiją. Tai va, tai labai šauniai, kad pabandyk po truputį mokytoją, kai dirbi, pavarijuoti net nepasirašęs ir nepagalvojus, bet nekelk, nereikia, kad šokti stačia galva ir viską out dainuoti, viską ne taip, kaip parašyta, bet po truputį, vat kaip ir tavo, kaip ir galiu atpažinti, kad ta pati daina ir šiek tiek, bet yra mažyčiai momentai. Bet to tavo balsas yra labai lankstus, tai gali išnaudoti tai ir nebijok pereiti
per daugiau tos gamos, žemyn, aukštyn, pavarijuoti, per apvirtimus ir taip toliau. Ir viską daryti su metronomu. Metronomas yra daugo raktas, groove raktas, visko metronomas labai svarbu ir be akompanimento. Vokalistams reikia praktikuotis be akompanimento klasiai. Aišku, jau kaip pasirodom prieš kitus, tai yra kitaip, bet kai praktikuojasi su metronomu. Tai va, tai užsileis metronomą lėčiau, pabandyk girdėti harmoniją galvoj ir jau pabandyk, okei, koks čia minoras, ar mes galim pasakyti, koks akordas, septakordas, kokia funkcija, dominantinė ar mažorinė, ar čia yra vienas, ar čia yra 5, kaip mes jaučiamės, kai mes esame 5 ir kaip mes jaučiame, kai mes esame tonikoje, kur yra vienas, ane? Pabandyk apibūdinti savo galvoje, savo muzikiniais terminais, kuriuos mes turime, kai mes dainuojame, mes matome vizijas kažkokias, ane, mes įvaizdžius, natas, visi skirtingai. Pabandyk į savo galvą nupiešti tas spalvas kiekvieno akordo ir tada bandyti juos atpažinti, kai groji ir lėčiau, pavyzdžiui, pasigroji, gali pasigroti pati pianino akordus. Tai va, okei, jeigu mes turim C7, ane, okei, kokia spalva C7, ar aš galiu žemyn aukštyn su miksolydinė nusileisti, ane, pakilti nusileisti, ir aš galiu apvertimais padainuoti, ane, okei, o kur dainuoja yra tas akordas, ir taip su kiekvienu akordu, su kiekvienu akordu. Vienas dalykas, kitas dalykas, ką norėčiau tam pačioj pradžioj padainuoti, baladė, ane, mes pradedam dažniausiai tyliai, bet tyliai, kaip ir sakiau pradžioj, turi būti labai paremta ir aš girdžiu tą natą į priekį, aš girdžiu tą natą ir tavo pati pirmoji nata buvo tokia biški neparemta, ane, tai reiškia mes girdim, mes nešokam į natą ir visiškai tik tai pasitikim pianistu, mes žinom tą natą, mes girdim tą natą, mes įkvepiam, mes pasiruošiam save, viskas sufokusuota ir tiesiog tiesiai tą natą, be jokių įvažiavimų, be privažiavimų, tiesiai natą paremtų balsu. Ir nesvarbu, kaip tyliai ir kaip garsiai dainuojam, dinaminis momentas nesvarbu, bet viskas turi būti labai išartikuliuota ir paremta. Ir pabandom tik tai pradžią, gerai? Ir, dar vienas momentas, ką norėjau pasakyti, kad aš tam, kur tu vystai baladai, aš taip girdžiu tą viršų tavo, tokį, atvirą, ir tu man jo nedavė, ir man taip jo norės, kada jinai išdainuos tą kulminacinę ir kažkurioje vietoje pasižiūrėkite, būtinai, gal net ir dabar galim pabandyti, žinai, kurioje pačiojo pabaigoje, kai einat į tempą, yra toks savo vystai, baladės dalies. Vystai, ir aš tik galvoju, kur tas jos balsas dabar taip prasiverš ir taip gražiai užlies salę. Tai va, pabandyk dar kartą, tik tai atkreip dėmesį, kuriuos sakiau, gerai? Fokusuotas tonas, nors ir tyliai, viskas iš anksto mes galvojame į priekį. Ir ten tos variacijos, kai darai, nebijok vietose atidaryti visiškai balsą, nes aš net ir pačiom gale jaučiau, kad tu ir taip užsispaudai, atvark, nebijok, įsidėsim, atveriam, ne, save. Gerai? Pabandom tik tai tą pradžią, be įėjimo į tempą. Pabandom dar kartą, dar truputėlį man to reikia. Gerai? There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and very sad of eye, but very wise was he. There was a boy. Aš noriu tą vietą, nuo to, kur dabar sustojam. Aš dar noriu pasakyti, kad man girdės ta aukšta nata. Gerai? Tai nuo šitą, kur tu spraksėjai ir kuris į tempą yra. Over land and sea, a little shy and very sad of eye, but very wise was he. There was a boy, a
a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea, a little shy and sad about what was he. Čia, žinokit, kai dirsi, man to taip nors, pažiūrėkit tą idėją, kad atsivertų ten tas savo balsas. Gerai? Tai tiek, nenoriu dabar dar kartą. Ar gal gali pabandyti? Jo, tai pabandė tik tą vietą. But was he? Jeigu mes pabandom. Was he? Arba was he? Kur nors aukščiau, į viršų. Gerai, ir sustojam ant to, ir formatą, gerai? Neik žemyn, pasistenk pasilikti apačioj, gerai? But wise. Gali pasilikti to wow. Gerai? Ir ten padarom tada formatą. Gerai? Ir tada po formatos užbaigiam frazę. Gerai? Pabandom tai. Aš irgi parodysiu. Gerai? Nu tas jos. Food for thought. Pagalvokite apie tai. Tai reiškia, kad taip Simona Taylor pasakė, kad reikia tai daryti. Ir jeigu nesijauti patogiai, nereikia. Bet įdėkit momento, kur gali atidaryti savo balsą. Neperspaus, kad nebūtų to gaidžiuko tenai. Bet paremtai ir leis parodyti balsą, nes labai gražų balsą turi. Ir nedaug žmonių turi tokį gražų balsą, gerai? Ačiū, sėkmės. Ieva. Can be sunny whenever I sigh. I don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? You will find him, I
starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Šaunuoliai, tu buvai pirmoji dainininkė per mūsų visą savaitę workshopų, kuri iš tiesų pabandė paimprovizuoti su sketu. Galime ją paploti už drąsą, tai nėra taip lengva daryti. Gerai, pradėkim. Pirmas dalykas, irgi visiems dainininkam, ne tik Ievai. Visą laiką, kai praktikuojatės, pabandykit pasitikrinti savo intonaciją, gerai? Tu kartais buvai truputį neintonuotai aukščiau, sharp, truputį aukščiau negu turėtų būti. Ir tas atsitinka kartais pirma nuo susijaudinimo gali būti ir nuo aukšto kvėpavimo, kai viskas viršui sukilę, ar ne. Pabandyk, kaip su to kovoti, aišku, įgūdžiai yra viską, net jeigu ir susijaudini, bet jeigu pakankamai kartų kažką darei, net ir scenoje viskas tada ramėja. Tai kai dainininkai praktikuojasi intonaciją, įsirašykit save į telefonus arba kompiuterius. Ar jums yra atsitikę, kad jūs klausot savo įrašo ir jūs galvojat, ar čia mano balsas, ar aš čia taip dainavau, tikrai kažkaip nepanašiai atrodo. Kai įsirašai save, tada matai visas kliauzas, ne? Ir intonaciją. Kartais atrodo, ir pianinas kartais gali, žinai, užmaskuoti kai kurios momentus. Tai mes tikrai sužinom, ar mes gerai žinom melodiją ir intonuojam, kai mes dainuojam a capella ir įsirašom. Gerai? Bet tempo, pavyzdžiui, I got rhythm. Viską sustoja po vieną natą, ne? Ir tada, ar aš net galiu pasimti tunerį? Ir gerai, aišku, tuneris balsą visą laiką labai vakuoja, bet siek to viduriuko, siek to visą laiką fokusuok, nes intonacija yra labai svarbus dalykas ir turbūt pats svarbiausias. Tai dirbk ant intonacijos būtinai gerai. Su kiekviena simokyta, pavyzdžiui, pasimkit, jinai, kad tada kiekvieną vieną natą, tvarkoji šitos dainos, kitą natą, tvarkoji a capella, fokusuotas tonas, viską projektuojam į priekį, ar ne, paremta, viskas paremta, tą natą į priekį. Ir tada įsirašai ir žiūri, ar tikrai žinau tą dainą. Tada pabandom tempe, ne, irgi įsirašom, pažiūrim, gerai, tai taip dirbam su intonacija. Intonacija yra dalykas, kurį mes labai lavinam kasdieną. Tai aišku, kaip mes galim lavinti įvairiausiais būdais, aišku, dainuodami, klausydami, galite net pabandyti išbandyti kitus instrumentus, kuriems reikia labai daug intonacijos. Pavyzdžiui, smuikui labai daug reikia intonacijos, styginiams reikia labai daug intonacijos, variniams pučiamiesiems reikia labai daug intonacijos. Pasibandykit ten, kur tikrai reikia labai susikaupti ir po kokių, pavyzdžiui,
nebūtinai reikia groti instrumentų, bet tiesiog, kad išgautumėt, susikauptumėt ir pabandykit dainuoti į tą. Tai va, kitas dalykas, apačios, kai tu dainavai frazes, tavo apačios tokios, biški, tai visą laiką irgi apačias. Jeigu yra per apačia, dažniausiai dėl ko jinai nėra išdainuota, dėl to, kad yra per žemą ir nėra balso tenai. Tai va, tai pažiūrėkit visą laiką tonaciją. Man iš esmės tonacija tinka, bet žiūrėkit, jeigu pačiai dėliojate improvizaciją, kad nebūtų kažkur per žemą, kad nepaukoti tono, kad nepaukoti garso kokybės. Nes kur žemiau jau ir sunkiau valdyti. Tai va, atkreip dėmesį į visas tos prieštarčius ir frazių pradžias, kurios prasideda iš apačios. Dažnai jos prasideda kvinta iš apačios, ne? Todėl visą laiką pažiūrėk, kad tau nebūtų per žemai ir ar tikrai žinai kokia apačia. Nes dažniausiai būna, pavyzdžiui, džiaze para-ta-ta ir tada, dzinkas tas para, svarbiausia į tą, ne? Ir tada reikia iš tikrųjų sužinurėti kiekvieną natą, ar mes žinom kokia ta nata ir artikuliuoti ją, ar ne? Tai tavo, pavyzdžiui, toks, kaip po gama tu užlipai viršų, tavo solo prasidėjo, ne? Ir tos pirmos gal 3 natos buvo tokios abstrakčios ir po to jau tu iššokai. Tai reikia nuo pirmos natos, jau kai eini solo, imi tą solo, niekur be jokių abejonių, ne? Tai pažiūrėkit apačias, kai dirbsi su mokytoja, lėčiau reikia pažiūrėti, aišku, ne tokiam tempe. Irgi dėl improvizacijos, tai kai žiūrit, kai bandotės kažką paimprovizuoti, klausykitės daugybės dainininkų, kurie dainuoja scat, ne? Jūsų mokytojai tikrai žino tų dainininkų daug. Pasiklauskit jų, jeigu ne, užrašysiu kai ką. Visi nusirašykit. Jeigu dar nežinojat. Čia yra mūsų projektas, kuris vadinasi beje Jazz Education Seminar. Mes su Dorsey, čia yra mūsų puslapis, kur mes dedam nuotraukas su jumis ir dedam nuorodas su backing tracks, kuriuos gali praktikuojatės, puslapis, kur yra internetinės džiazo pamokos, nuimtos transkripcijos, kurias galima mokytis ir dainuoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu užlaikinat mus, tai galit rasti labai daug informacijos, mes nuolatos ir po seminaro ypatingai mes įdėsim labai daug informacijos su naujais dainininkais, tai klausyk, ką jie dainuoja. Tai jazz, to aš rašysiu. Education, gal ir negražiausiai išrašau. Gerai, tai va, taip atrodo, čia kaip viena nuoroda. Tai va, tai pažiūrėkit, paklausyk mokytojų, mokytojai žinos, o jeigu nežinos, tai pagūglins ir sužinos. Paklauskit, ką galima paklausyti. Tai reiškia, pas tave buvo beveik visą laiką tie patys skiemenys ir aišku, jie nėra taip ir svarbu, aš sakyčiau. Pavyzdžiui, Chet Baker. Žinot Chet Baker, trimitininkas dainininkas. Žinot visi? Chet Baker, būtinai pažiūrėkit. Jis dainavo viską iš viso, kaip trimitas. Jisai nedainavo jokių do-wa ir taip toliau. Jis dainavo viską vienu skiemeniu. Bet tam tikri skiemenys tinka tam tikram žmogui. Tai pasižiūrėk, kas tau labiausiai tinka ir kokius skiemenis tu gali pasibandyti dainuoti. Ir tu visą laiką dainavai dažniausiai buvo daba, daba, daba. Ir tu pažiūrėk, gal yra ir U. Ant U ir ant I yra daug paprasčiau svinguoti. I daug lengviau negu kažkaip daug. Tai pabandyk, yra labai gražios raidės, kaip I ir U ir taip toliau, ne? Tai pabandyk skirtingas raidės, skirtingos priebalsės. Ir tai gali iš pradžių atrodyti nepatogiai ir kažkaip keista, nes tu kuri naujus žodžius savo galvoje, naujus skiemenis, bet pabandyk kitokius skiemenis, kad atvertų ir parodytų tavo balso grožį, nes jis yra labai gražus. Tai va, kitas dalykas, ką norėjau pasakyti. Stilius, gerai. Aš visą laiką jaučiau, kad tu dainuoji šiek tiek pop stiliui labiau negu džiazo stiliui, bet ir jūsų aranžuotė buvo tokia perėjimai daugiau. Bet tada pažiūrėkit, kad būtų aišku, ar mes dainuojam pop, ar mes dainuojam swing. Nes kaip ir akompanimentas buvo kaip ir labai greitas walking bass, bet tu dainavai daugiau, sakykime, kaip Aguilera stiliui, jeigu aš taip dabar pirmas dalykas, tai šoja man į galvą, ne? Visiškai gerai, bet reikia tada nutarti, ką mes renkame, žinai. Tai gal, pavyzdžiui, jeigu taip dainuoji, gal jūs tada galit kokį R&B bassline, ne? Kažkokį visai kitokį, gal kokį
funko ir taip toliau. Tada nuspręsti reikia, kokį mes stilių. Nes džiaze, nors tai yra labai platus stilius, vis tiek reikia nedaryti eklektikos ir nuspręsti, kaip mes dainuojam, čia dabar swingas, ar mes čia dabar dainuojam kaip popą, ne? Tai nespausk balso, kartais jaučiu tą tokį, žinai, anglišką užspaudimą. Jeigu mes galim pabandyti, kur jūs į ritmą einat, kur tu į temą pradedi, bet lėčiau, ar galėtum pabandyti tokiu ir pabandyk pasvinguoti ir nespausk balso, gerai? Kad kai mokotės melodiją, greitų tempu, jūs turit mokėti ją lėtų tempu taip pat. Nes jeigu greitų išgrojat, o lėtų neišgrojat, tai reiškia, kad jūs greitų neišgrojat. Šiuo atveju neišdainuojama, ne? Tai reiškia, kai greita, tai nusimakaluoja šiek tiek ir skiemenis, ir intonacija. Visą laiką pabandyk lėčiau ir pambruzokit su mokytoja, ne? Gerai, dabar tokiam tempe. Kaip jaučiasi lėtas svingas, kaip jaučiasi vidutinis svingas, ne? Kaip tavo balsas ten įtelpa ir ar tu supranti melodiją tiksliai visuose tempuose. Visą laiką pabandykit visiems, ne tik tai aišku, ne tik Ievai, bet visiems dainininkam ir aišku instrumentalistam. Tai va, pabandyt visokiose tempuose ir tada jeigu jau lėčiau, mums suteikia visą erdvę pasvingavimui, ar ne? I got rhythm, I got music. Ar music? Yeah, music, okay. Yeah! Right. Gerai, tai šaunuolė, nenoriu užlaikyti, tai dabar susidedam taškus, ne? Ką mes išmokom šiandien čia per 15 minučių buvimo ant scenoje? Gali pasakyti? Apačios. Nespaudžiam ir išsiaiškinam, ar jos ne per žemai, kad jos nenusimuilintų, gerai? Apačios, dainininkam ypatingai. Antra, nespaust ir išsiaiškinam, kas per stilius ir kas apibūdina tą stilių. Kaip džiaze dainuojama ir kaip šiuolaikiniai pop muzikoje dainuojama, arba R&B ir taip toliau. Būtinai, aišku, pabandyk įvairiausius pop stilius, ne tik džiazą. Trečia, intonacija. Taip, žiūrim intonaciją. Intonaciją dirbam su metronomu, dirbam a kapelą, įsirašom, naudojam telefonus, naudojam viską, ką tik galim. Gerai, įsirašom save. Ir ketvirta, skiemenis. Ačiū, palaikymo komanda. Skiemenis, pasižiūrim. Padžemint su savim gali būti visai kinga, šyša, šūša, mūša ir taip toliau. Kur, nesvarbu, improvizuok. Aš turiu mokytoją, Berkeley, jai yra gal 80 metų. Ir jinai turėjo didžiulę karjerą. Ir jinai yra iš Meksikos ir jinai atvažiavo į Amerikos valstijas. Ir jinai sako, savo ispaniškų akcentų, aš niekada nebūsiu Ella Fitzgerald. Jinai iki šiol kalba su dideliu akcentu angliškai.
Tai kas atsitinka, kai žmogus supranta, kad jis negali būti kaip Ella Fitzgerald dėl artikuliacijos, bet jinai turi nuostabią klausą ir visą kitą. Mes atrandam savo unikalų stilių, o kaip mes jį galime atrasti? Per bandymą ir paklausimą meistrų. Taip, o kas meistrai, mes žinome, mūsų mokytojai dar labiau žino. Taip, gerai, ačiū tau labai! Mes turim Moniką. Suteikti Adrian. Jūs nukreipia pažingsniui. Aš matau, kad pridedama šiek tiek variacijų, kai yra įmanoma žengti kitą žingsnį, pridedama šiek tiek improvizacijos. Šauniai, labai smagu, kad pridedat momentų, variaciją kažkokią ir taip toliau. Iš karto suteikia visai kitą spalvą dainai, ar ne? Ir tau pačiai gal įdomiau, negu tik tai temą pradainuoti, ar ne? Ir aš jaučiu, kad tu įsijauti daugiau, kai tu dainuoji, buvo kažkoks tai išskirstytas tik tas žodis. Ir aš jį išgirdau 2 kartus.
po pirmos temos ir antrą kartą kažkur. Tai. Ir man atrodo, kad jeigu jūs įdėtumėt įžangoje irgi, tada viskas taip susiklijuotų tenai. Gal galima būtų pabandyti pridėti? Žinotumėt nuo kurios vietos? Žinot, ką turiu omeny? Kur? Jeigu, pavyzdžiui, kažkokia intro pianina truputį ant vieno akordo ir tai, pavyzdžiui, la 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 ir kitas akordas la 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 ir jinai tą pačią frazę dainuoja, bet akordai sukuria kitokią, jeigu parinktumėt, pavyzdžiui, 4 skirtingus akordus, bet kurie tiktų su ta ir tada la la ir la 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 antrą kartą dainuoji, tada susiklijuoja, tai aranžuotės atveju, ne? Pagalvokit, kad jeigu įdedat kažką labai gražaus, kažkokį motyvą, tai ne vieną kartą, nes muzikoje viskas kartojasi, ar ne? Įdėkit tą motyvą daugiau kartų, pradžioje įžangoje, po to gal kažkoks interliudas tarp, kažkur gale, paskui motyvas gal kažkokia variacija ir improvizacija, ne? Ir aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, pagalvotumėt gražią harmoniją pradžioje, nuspalvinti būtų labai gražu. Gerai. O beje, kas sugalvoja tą frazę? Man labai gražiai skamba. Nukopijuota? Gerai. Tai nukopijuokit labai gerai, bet pridėkit savo. Tai pavyzdžiui, galit pridėti kažkokią harmoniją arba kažkokią kitokią bosinę liniją ir taip toliau. Gerai. Viršūnėlės tavo atsidarom. Tavo balsas gali eiti aukščiau, negu tu galvoji. Ir tu, kai dainuoji tą viršų, aš jaučiu, kad tu ir susiguži. Žinai, ta aukšta nata išeina ir tu atgal atsitraukia. Jeigu aukšta, tai mes atsidarom, ane? Jeigu aukšta, mes stovim, mes pasitikim savim ir mes žinom, kad ta nata išeis. Pas tave kai kur yra viršūnėlės, bet aš jaučiu, kad tu gėdinisi tų viršūnėlių. Atsidaryk ant tų viršūnėlių, nes jos yra. Aš suprantu, kai jų nėra, tai tada aišku kitas, bet tu turi tas viršūnės. Tai atsidaryk, kad jos neužsispausti. Nesudėk, kad aš vadinu ją, kaip mokinu, vadinu viršūnės kepurė. Prasidėti tą kepurę ir jinai uždengia tave. Tai va, atsidaryk, nusimk tą kepurę, gerai, kai dainuoji viršūnės. Irgi, aš pajaučiau truputėlį tokį pojūtį, kad tai yra vienintelė versija, kurią tu dainuoji ir tu galbūt... Ar tu žinai tiksliai, kaip yra natose originalioje versijoje? Jo, žinai? Gerai, super. Visą laiką, kai pasirinkat variacijas, įsitikinkit, kad žinot, kaip yra natose, nes mes varijuojam nuo originalios melodijos. Mes negalim paimti išvarijuotą melodiją ir dainuoti visą laiką taip, nes mes tada tam tikrų momentų galim pasiklysti improvizacijų, variacijų ir taip toliau. Mums reikia žinoti originalų starto liniją. Tai va, visą laiką įsitikink, kad žinai, kaip yra natose. Pereik per natas ir pažiūrėk, kad žinai tikrai, kaip, kur, kokia nata. Nes kai kur buvo skirtingai, aš galvoju, ar tu esi visą laiką taip girdėjus ir darius, ar tu pasirinkai, kad taip darytum. Tai va. Ir kitas dalykas, ties kurio dabar ir norėčiau apsistoti, kad galėtume pabandyti. Miglės, Monikos frazuotė, ar ne? Aš jaučiu, kad pas Moniką muzika kaip žirniukai visur. Čia frazytė ir čia truputėlį frazytė. Pabandyk viską sujungti, gerai? Nes tu kaip ir, aš dabar perėsiu, bet viskas ir čia šiek tiek, ir čia visose vietos. Pabandyk viską mąstyti į priekį frazėm. Į priekį, ne? Reiškia, gali netgi natose, kai dirbė natų, persibrėž kokių flomasterių, kur ta frazė prasidėjo ir kur baigėsi. Ar jinai prasidėjo Lullaby of Birdland, ar čia pasibaigia frazė ar ne? Ar čia klausimas, ar čia kas? Ar mes visus 4 taktus yra frazė, man atrodo, ne? Lullaby of Birdland, that's what I... Ir mes turim tą formą tos. Ir aš jaučiu, kad tavo muzika, tavo atlikimas ir tavo balsas suskambėtų visai kitaip, jeigu tu galvotum viską į priekį frazę. Ne, čia frazytė ir čia ta nata, bet viską taip į priekį. Tai gal mes galim pabandyti lėčiau šiek tiek, gerai? Gerai, tai nuo pradžių. O galim mes tą pridėti įžangą, kur sakiau, kur dainavo prieš tai. Kaip jinai?
and cool. When they Nauja laugh, frazė. that's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. Dar viena frazė. And there's a way beyond the love. Frazė vadinasi leidžia. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. And you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Merlin, whisper low. Kiss me sweet. Jungiam natas viena su kita. And we'll go fly that in Merlin, high in the sky up above. All because we're in love. Ok, ačiū. Šaunuolė. Aš manau, kad Monika geras pavyzdys visiems dainininkam. Junkit savo frazes. Nes kai tu dainuoji, pradžioj skamba, kad tu kiekvieną natą yra sakai Lullaby of Birdland, that's what I... Ir tu atsisėdai ilgesnės natas. Šakinėji ant akmenėlio, šakinėji ir tu atsisėdai ant natos. Viską jum kaip vienu siūlu. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Right? Mes pasakojam istoriją, bet kaip mes nekalbam, pavyzdžiui, aš nuėjau į parduotuvę ir ten nusipirkau kažką tai. Sutikau pardavėją, man sako, ir man sako, labą dieną. Mes nekalbam taip, va, mes dažniausiai sakom, aš nuėjau į parduotuvę ir sutikau pardavėją, kuri man sakė labą dieną. Ar ne? Ir mes viską, lygiai taip pat kaip ir kalbam, lygiai taip pat ir dainuojam. Nebarstom žirniukų, bet viską viena frazė, gerai? Viską viena frazė. Ok? Padirbėsis ties šituo sumokti? Gerai. Ačiū, Monika. Monika, tu išėjai? Ai, dar vienas dalykas, Dorsey sako, geras pastebėjimas, kai dainuoji, tu šiek tiek lenkiesi į priekį. Ir visiems irgi, dažnai, aš irgi tą darydavau. Viską tiesiai įsivaizduoji, kad čia yra tavo stuburas, tu visiškai tiesi, ar ne? Viskas yra mentės sujungtos, sukabintos kaip kabliuku. Įsitiesus, atsivėrus ir nedaryk taip, gerai? Gerai, ką mes turim? Turim Augustę, turim Liepą ir turim Ugnę, ane? Tai... O, okei. Gerai, tai Ugnė? Savoy, the most sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your voice just like a leading vine. Your lips so warm and clean as wine. Your cheeks so soft and close to mine, divine. How my heart is singing, what a band is swinging. Never tired of roping and stopping with you at a slow boy with your perfect holiday. Savoy, what we can light this way. Savoy, let me stop away the way with you. Bippity-bippity-bop-it-down, beep-beep-it-up-it-down, bippity-bippity-doom-dippity-bippity-bow, dippity-dippity-dippity-beep-bow-beep-down, dippity-dippity-dippity-dippity-bow.
How my heart is singing, what it better swinging, every time you roll me. Stopping with you out of silver, with your this perfect holiday, where you can glide and swing. Stop on and stop away, stop on and stop away. Dowdy roping, stopping with you out of silver. We do this perfect holiday, where you can glide and swing. Someone will stop away, someone will stop away, someone will stop away with you. Bow. Ugnė, šaunuolė. Wow, tokia maža. Kiek tau metų? 12. Nu, ne tokia ir maža. Tokia ir maža. Šaunuolė, irgi, šaunuolė, kad pabandėjai, nežinau, kas padėjo pasirašyti improvizaciją ir padirbti, ta prasme, sugalvoti linijas. Nes mokytoja pasižiūrėjo, tai būtų geriau. Ar solo yra Ar solo yra nuimtas ar pasirašytas jūs pačių? Gerai, super. Jo, tai gerai. Tai čia yra vienas iš būdų mokytis. Tai tikiuosi, kad tai aišku, kad galime mes pasirašyti solo, tik mes suprantame ir analizuojame harmoniją. Reikia leisti vaikams pasirašyti patiems, netgi jei tai ir skambėtų kažkaip dar, sakykime, labai vaikiškai, reikia leisti, nes tada mokiniai supranta harmoniją, kai jie bando parašyti solo ant tos harmonijos. Bet visą laiką atsargiai su tempu. Aš jaučiu, kad dainininkai, turiu tokį pojūtį, renkasi greitą tempą, kad atrodytų, sakykime, profesionaliau, bet jie neišdainuoja dažnai tam tikrų natų. Tai kai tu paimi tokį solo, paimk iš pradžių lėčiau, gerai? Nereikia eiti į visiškai greitą tempą, iš pradžių lėčiau, nes kai kurios natos kažkur pabėgo, ane? Tai ar žinai, kurios natos? Kai dainuoji, ar tu jauti, kurios natos nešvarios ir neartikuliuotos? Jo, tai vienintelis būdas pataikyti tai yra sulėtinti tempą. Ir jeigu yra gyvas akompanimentas, tuo labiau galima sulėtinti. Ne? Ir paimti iš visiškai dvigubai lėčiau negu yra. Kaip manai, ar galėtum padainuoti savo solo dvigubai lėtesniu tempu? Pabandom tokį, ne per visą solo, bet tokį testą. Čia per improvizaciją. Jo, per improvizaciją, nuo solo dalies. Tai, sakykime, koks buvo tempas? Taip dainavo, ne? Taip dainavo, ne? Sakykime. One, two, taip, gerai? Yeah, that's it. One. Šaunuolė, tu padarei lėčiau. Ar lengviau buvo suintonuoti? Ar žinai, ar galiu pasakyti iš to, ką dabar padainavai, kurios natos buvo nešvarios? Pradžia buvo. Pradžia šiek tiek ir buvo ten, kur yra tavo, tu kaip ir kyli tavo frazė, kyla iš apačios į viršų. Irgi, truputį nešvariai. Tai mes, kai sulėtinam, mes tada matom visus nešvarumus, ne? Dažniausiai mes nenorim jų matyti, nes tai atskleidžia daug dalykų, bet kai tu padainuosi šitą solo, lėčiau kokią savaitę, kiekvieną dieną, aš tau, žinok, trust me, tikrai skambė 100 kartų geriau, bet reikia kantrybės tam. Lėtai dainuoti tikrai reikia kantrybės. Tada kiekvieną natą išdainuoti, gerai? Irgi kitas dalykas, nesvinguokit kaip aštuntinė su 16. Kartais aš iš jaunesnių ypatingai girdžiu tokį dalyką.
ane? Tai čia nėra svingas šiuo atveju. Ir aš jaučiu turbūt tokį varpelio svingą. Tai yra šiek tiek šita nata labiau akcentuota, negu tu dainuoji. Ir jinai šiek tiek labiau priekį. Ne ta, 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 ane? Ta, 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 ta. Galim pabandyti taip, tik tai tą pradžią tavo solo, gerai? Ne. Ir večiu. 1, 2, 1. Čia šitas, kur sakiau, pažiūrėk natas būtinai gerai. Gerai, bet pradžioj geriau skambė. Ir kas padeda tai daryti, tai suleguok, nebijok, va šitas gal geriausiai parodo. Gerai, ilgesnė, nedaryk. Tu kartais, aš jaučiu, kad tu darai va tokį. Daryk. Gerai? Dar kartą tik tai pradžią tavo solo. 1, 2, 1, Aš manau, kad jau dabar daug geriau skamba ir daug muzikaliau negu pačioj pradžioje, kai buvo greitai. Greitas tempas yra super, bet tik tada, kai mes iki jo pribręstam, gerai, tai pergrok, tai lėčiau. Kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, tavo balso tembras yra labai jazzinis ir aš tikrai manau, kad tau reikėtų bandyti toliau dainuoti ir mokytis scat ir išbandyti savo jėgas vis, kai būsi vyresnė ir vyresnė, gerai? Man atrodo, kad jo, dėl tempo. Dorsey, do you want to say something? You think that this was great? Dorsey think that was great. Gerai, tai kadangi mes turim daugiau, tai ką mes praktikuosime, kai grįšim šią savaitę namo arba į klasę? Negreitai dainuoti. Negreitai? Improvizacijas ir tada daugiau džiazuoti. Džiazuoti tai reiškia, kad ne kaip varpelis ar ne kaip šokliukas, nes tai skamba kaip kokio vabaliukų dainelė, ne? O džiazas nėra vabaliukų dainelė. Tai truputį ir lėtumas yra viso ko kelias. Metronomas, lėtumas ir visa kita. Iškankinau visiškai. Gerai, ačiū tau labai, paplojam! Augustė? Pamoka, aš kai vaikštau ant scenos ir dainuoju su mokiniais. Čia tik šitą salę labai didelė, jinai sukuria tokią atmosferą ir aš vaikštau su mikrofonu kaip kokia konferencijos dėstytoja. Taip nėra. Nebijok, Augustė. Never and never and then could there be ways
lullaby, lullaby of birdland whisper low. Kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. Because we're in love. Nepabėg. Tu šaunuolė. Paimk tą mikrofoną atgal, nebijok. Žinot, papasakosiu, kas čia man galvoje įvyko. Aš kai vokalistą dainuoju, aš galvoju, o čia tas buvo šauniai, o tą reikėtų pataisyti, užsirašau kažką ir galvoju, tą būtinai reikia paminėti. O dabar mano visos mintis dingo. Aš tik galvoju, šita mergaitė šypsosi taip ir jinai taip dainuoja. Šauniai su tokia sceninė, tu labai sceninis žmogus esi, su tokiu nuoširdžiu šarmu, wow. Aš visiškai net, žinau, wow. Šaunuolė, dar kartą paplojam. Ir labai tavo gražus balsas. Kelių metų tu buvai, kai pradėjai dainuoti? Net neatsimenu dabar. Ansamblį, ane? Būtinai, aš kai girdžiu tavo spalvą ir tembrą, būtinai pabandyk dainuoti ne tik šiuolaikinę muziką, pabandyk padainuoti klasikinės arijas irgi, jeigu yra galimybė, klasikinę muziką. Esi kad nors dainavusi? Tai va, pabandykit su mokytoja gal kažkokias vokalizės ar dar kažką, nes tu, kai dainuoji pačioj, labai gražus toks seksualinis džiazinis balsiukas. Viršui jaučiu, būtum sopranas ir jeigu atsivertum, galėtum dainuoti net klasikinę muziką, jeigu pabandytum. Nežinau, ar esi bandžiusi, bet išbandyk gerai. Neįsipareigokit ir neištekėkit už vieno stiliaus. Aišku, ilgainiui, kai mums virš 30, 20, nežinau, kažką priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, mes kaip ir atrandam, kas labiausiai tinka mūsų balsui. Mes atrandam, kas labiausiai tinka, koks mūsų, mes gerai žinom savo diapazoną, bet visą laiką mes galim daugiau. O kol mes tokie mažiukai, viską, ir klasika, iš tikrųjų, prasidainavimai, visą laiką atsigręžkite klasikinę pastatymas, jis nors ir kitaip skamba, bet kvėpavimas, viskas fundamentaliai yra iš klasikinė. Pabandyk padainuoti, man atrodo, kad tau, nors čia ir džiazo seminaras, pabandyk tas viršūnės soprano diapazone pabandyti. Tai va. O dėl šitos dainos, jeigu mes pavom tokį eksperimentą, pabandyk padainuoti šiek tiek kitaip negu dainavai dabar. Pavyzdžiui, bet ne nuo to, o ritmiškai. Žinai, ką turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu mes dainuojam Lullaby of Birdland, gal tu gali padainuoti Lullaby of Birdland, arba Lullaby of Birdland, arba Lullaby of Birdland. Ir kaip nors kuria nors ilgesnė, ritmiškai, ne? Pabandyk. Žinai, ką turiu omeny? Pabandom tiesiog. Nepavyks, bet pabandyk daugiau įdėti tos variacijos į savo dainavimą, gerai? Nes manau, kad tu tikrai gali. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you're sad. Never in the Birdland could there be ways to reveal in a praise how I feel. Have you ever heard two turtles that Bill and Coo when they laugh? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. Kokia pausytė, kur įdėti? And there's a weepy old There's a willow. weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me through why and goodbye, lullaby of Birdland. Okay, ačiū. Šaunuolė, pačioj pradžioje paprašiau, pirmą kartą matau tokį vaiką. Paprašiau ir padarėjai, pirmą taktą iš karto pavarijavai. Visą laiką matyt kitaip truputėlį, kitaip. Gerai, džiaze mes kintame kiekvieną dieną. Ir ritmas yra labai geras žingsnis perinant prie melodijos. Jeigu nežinot, ką ten suvarijuoti melodiškai, suvarijuokit ritmiškai arba artikuliaciškai. Ir iš karto kitaip. Galint Lullaby of Birdland. Arba dar Lullaby of Birdland. Ane? Visokiausių variacijų. Pabandyk pažaisti ritminiais piešinukais, ane? Gerai.
Man atrodo tiek, nekankinsiu ilgiau. Ačiū labai, paplojam. Šaunuolė, wow. Taip, Liepa likusi, ne? Tai Liepa irgi palaikom. Nebijom. Liepa, sveikinau, pralaužus ledus ir atėjus. Ar pirmą kartą dainuoji vieną scenoje? Pirmą kartą. Šaunuolė, sveikinau su prasta. Wow, tikrai išmokai visus žodžius, viskas suintonuota, į ritmą, šaunuolė. Pabandom, ar žinai, kas yra dinamika, taip? Nežinai? Tuoj pasakysiu. Ir aš taip kalbu! Kas čia yra? Garsiai ir tyliai, ane? Garsiai ir tyliai. Reiškia dinamika, kai mes garsiai, tyliai ir garsiau, ane? Jeigu mes pabandytume padainuoti tavo tą pačią dainą, bet pavarijuoti garsumu, ane? Vienur garsiau, vienur tyliau. Jeigu nežinai, kur dėti, aš pabandysiu parodyti. Aš nelabai žinau šitos dainos, bet tikrai galiu maždaug numanyti. Tai pabandom dar kartelį nuo pradžių, ne visą dainą, gerai? Nusišypsot, nebijok. Ir dinamika. Dabar žinosi, kas yra dinamika? Tyliai, garsiai, kažkur vidury. Tyliai, garsiai. Esi turbūt girdėjusi piano, mezzo piano, forte. Esi girdėjusi tos žodžius? Ar mačius F, P virš natų? Esi mačius?
paprašyk mokytojas parodys, gerai? P, P, F, M, F ir taip toliau. Reiškia nuo tyliau į garsiau. Pabandom nuo pradžių, gerai? Pradedam tyliai. Basket, a basket, a brown and yellow basket. Šitą garsiau dabar. I said a little to my mommy. On the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl picked it up and put it in a Dabar galim bucket. visai solidžiai. Was talking on down the avenue, but not a single things to do. She was backing all around when she spotted on the ground. She took it, my little yellow basket, and there she doesn't looking back. I think we're gonna Ir dabar programimas, ne? Padarėm tą programimą. Ir dabar, kai stosi, visai drąsiai sėdės, mikrofonas priešais, gerai? Pasišypsom. Ir ritmo sekcija, padėkit garsiau, pavyzdžiui. Gali ant right. Galim į antrą, ketvirtą. Gerai. O galim sustoti čia dabar? Galim truputį pagalbos iš pianino, galim ant antro kito. O, G, pa, pa, tik hitus, gerai? Tu nuo O, G. 1, 2, 1, 2, 3. O, G. Turiu omeny be vieno ir be trijų, gerai? Be jokio vieno, gerai? 1, 2, 1, 2, 3. O, G. Vėl ant tų kelių. Yeah. One time I had me Build up. my best Did you friend, feel up? made Feel up? me happy again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket. Gerai, ačiū. Du dalykai. Reiškia, pridedant dinamikos. Daina iškart pasidaro įdomesnė tiek tau, tiek mums. Kitas dalykas. Jeigu mes turim gyvus muzikantus ant scenos, išnaudokime juos ir paprašykime jų padėti dainininkui, gerai? Ypatingai, kai dainininkas pirmą kartą ant scenos. Tai mes galim anantą ta, pau, 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 pau. Iš karto jinai drąsiau pasijaus, gerai? Padėkit ir jeigu, pažiūrė, pauzytę, užpildykit tą pauzytę, kad jinai nesijaustų, kad jinai viena dideliai scenoje, gerai? Visus tos. Ir, pavyzdžiui, gale, būgnininkai, ne, užpildykit tą erdvę ant lėkščių, ne, tipo, pum, ir viskas, ir jinai viena liko hanging. Gerai, tai, sveikas atvykęs, užsirašyk į sąrašą. Tai visi... Ta prasme, visiems yra mokymosi patirtis, gerai? Ne tik mokiniams ir instrumentalistams, mokytojams tuo labiau, visiems, kaip mokyti, kaip mokytis, gerai? Tai Liepa, tyliai, garsiai. Kai dainuoji, paprašo muzikantų, kad tau padėtų. Jeigu turi idėją, kaip skamba galvoj, pasidalink, gerai? Šaunuolė, paplojam Liepai!
Pabandykime ansambliuką dar paklausyti. Gerai, kadangi mes irgi, tiesiog momentus, kuriuos jaučiatės, kad stipriausiai. Ne visas pastatas yra, tai taip pat balsų trūksta, nežinom ką.
snow upon the ground. Oh, tiny little Christmas, a shiny little Christmas, we all the lights. It was a lovely little season. Tonight we have a reason to sing my friend. Back again. How lovely those memories I have. The tiny little Christmas shoe. Bet ne visi balsai negalime padainuoti, nes Tai viskas gerai. Jeigu nori, jeigu nenori. drąsiai. Dabar trūksta balsų. This night is gonna be a lot of fun. What a groovy place, what a dazzling night. Do-d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 o. Pass me the jazz, homemade and hot. I wanna get in the groove to the bottom of the beat, so keep it cooking and stop your feet. Pass me the jazz, all that you got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Dig, dig, dig it and dig it. Ba-do-ba-do-ba-do-ba-ba-da-da. Dwee-doo, do-ba-doo-doo. Ba-do-ba-doo-ba-doo-ba-da-da-dee-day. Do-ba-doo-ba-doo-ba-doo-ba-doo. Let's spice it up, let's amplify it. I didn't count for peace and quiet. Heat it up, it's time to fry it. Put me on a jazzy diet. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ba-do-ba-do-day-do-ba-dee-ya. Do-I-do-I-do-ba-ba-da-da. Do-ba-do-ba-ba-doo-doo. Do-ba-d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 o. I can't stop loving the smell from the oven. Always itchy to get in the kitchen. Ba-do-ba-do-day-da-day-da. Ba-do-ba-do-day-da. If you're in the mood to play, I believe your wish is addition a day. Let's get out of this interlude. This night is ready for swing shift. Šaunuoliai, wow, tai man aranžuoti yra. Čia yra ilgų paranžuoti. Wow. Be vieną balsą, bet ir... Nieko baisaus, wow, šaunuoliai. Aš jūs žinokit girdėjau, nes man Armanda atsiuntus buvo jūsų Facebook link ir mes su Dorsey jūs išnaršiau. Viską išklausėm, ką turit internete. Ir tą pirmą, pavyzdžiui, kompoziciją mes girdėjom jūsų, tai jau žinojom šiek tiek. Ateikit visi arčiau, taip kaip, nežinau, kaip patogu. Galite, gal, kad nelaikysiu jūsų, atsisėskit čia ir aš tada jūs atsisuksiu. Kadangi nesolistas, tai bus sunku kažkur įstoti nuo vidurio, tai tiesiog pasakysiu dalykus, kuriuos, man atrodo, jums reikėtų atkreipti dėmesį. Visų pirma, šauniai, jūs turite tą gerą atmosferą tarpusavę, kai jūs klausot. Jūs greičiausiai esate vieni kitų draugai, man atrodo, bent jau taip atrodo, ir jūs palaikot, ir aš jaučiu, kad jūs visi, nes dažniausiai, kai būna chorai arba ansambliai, visi įsijautė, o vienas kažkas hangina ir dairosi varną šaudo. Jūs visi, aš visos merginos, tiesiog kvėpuoja tą muziką, tai tas yra labai gerai. Jūs esate labai aukšto lygio gimnazijos arba vidurinės mokyklos lygio ansamblių, tikrai, wow. Ir tie kūriniai yra nelengvi, tikrai, wow, išgirsti ir padainuoti a capella yra gal tikrai aukščiausias vokalinis lygis, girdėti septakordus bei dančią harmoniją, tik taip tarp balsų, neturint jokio pritarimo instrumentalinio. Pažiūrėkit viršūnės, yra pirmo kūrinio buvo Loud,
yra nužeminta viršūnė. Kuris žodis, nežinau, bet buvo loud žodis ir tu dainavai tą loud žodį. Pažiūrėkit tas, nes viršūnės, žinai, pirmas balsas, jis visą laiką labiausiai išsigirdi ir taip turėtų būti. Tai būtinai patikrink, kad jos būtų intonuotos. Gerai? Vaikinai irgi. Būdas, kartais aš jaučiu, kad jūs šalia truputį, šiek tiek neintonuota ir aš jaučiu, kad to nežinau kieno tiksliai, bet jaučiu, kad truputį per nosį yra dainuojama kairiuose. Ir kai dainuojam truputį taip va, tai tada gaunasi truputį ir per aukštai ir truputį paaukštinta, gerai? Tai jokių būdų padirbkite to, kad nebūtų va taip va, gerai, o truputį labiau paremta, gerai, per apačią. Nežinau kuris, bet iš vaikinų atkreipkite, ir kaip galima praktikuotis, pavyzdžiui, jums būtinai susiekit, pavyzdžiui, vienas iš vaikinų balso su viena mergina, dviese, gerai, ir praeina tas partijas vienas su kitu. Tada girdit visišką kontrapunktą, jūs girdit bosinę ir jūs girdit kažką iš alto, ne? Ir tada jūs girdit, nors ir pilnos harmonijos negirdit, bet jūs girdit jūsų sąskambius. Ir po to, pavyzdžiui, tai pavyzdžiui, tu ir ji, ane, o po to tu ir tu, ane, ir taip ta kombinatorika vadinama. Keiskitės ir pabandykit kiekvieną balsą išgirsti atskirai, vienas ant vieno. Ir, pavyzdžiui, turit laisvą laiko, turit 15 minučių tarp pamokų, susitikit kažkur prie pianino ir praeikit, gerai. Ir tada bus lengviau, nes vaikinai, vyriški balsai, yra fundamentas visko, nes yra bosas, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, mes turim harmoniją, ten C over E flat ar kas nors tokio, ir jeigu tas E flat kažkur išėjęs, tada ir tas C kažkur bus išėjęs. Jeigu yra kompleksinė harmonija, labai svarbu turėti labai stiprią apačią, ne? Tai būtinai, kai praktikuositės, pabandykit ne tik visi trys, bet pabandykit vienas ant vieno su moterišku balsu, gerai? Ir venkit dainavimo to per nosį. Kitas dalykas, jūs labai, aš manau, kad jūs ilgai dirbot ant to pirmo kūrinio, ne? Nes mes girdėjom, nežinau, kurių metų buvo tais įrašas, bet pernai, ne? Tai reiškia, jau nusistovėjęs. Tai kai tikrai labai gražiai skamba, visa harmonija, girdžiu kaip juda, wow, ir visos dinamikos, gali gal net daugiau tos dinamikos, labai akapelos grupės gražiai suskamba, kaip daugiau dar tos, bet jūs tikrai labai šauniai, balsai dera, wow, tikrai labai šaunu. Kai yra do dalis ant pirmo kūrinio, ane, išlaikykit visą įtampą, nes aš jaučiu visur einu, aš kvepavau su jumis, visos merginos linguoja ir aš taip veidai užsidegi ir aš su jumis ir ten, kur do, aš jaučiu, kaip taip atslūksta ir tas tempas slūksta atgal ir jūs atgal traukit. Išlaikykit, gerai, išlaikykit judėjimą į priekį per do tą dalį, nežinau kaip tiksliai melodija, bet aš įsirašiau do. Tai laikykit tempą ir išsiaiškinkit, kas yra kuris balsas pagrindinis yra tempo indikatorius, ar tai yra pačia, ar merginų kažkoks judėjimas, ar jūs yra vienas paskui kitą ir padirbkit ant to labiau, kad būtų jaustųsi tas judėjimas į priekį per improvizacinį ir tą skepo dalį. Tai va, o šiaip tai, man atrodo, kad jūs labai šauniai skambat ir labai profesionaliai ir Dorsey, kai aš geriau sako, man, they sound better than some Berkeley students. Ne, viskas gerai. Ačiū, kad pasirodė, tikrai labai šaunu išgirsti. Tiesiog va, momentai, nepamirškit praktikuotis ne tik pilnais balsų sekcijom, bet vienas ant vieno. Ir nesvarbu, ar balsas yra sopranas, balsas altas, tenoras, balsas, visom kombinacijom įmanomų, kas tik tai. Ir atraskime tame smagumą. Nes jeigu vis tiek esame draugai, yra smagu, turim 20 minučių, gal padžemikim ir prie pianino pagrokim tos intervalus, pasidžiaugime tais intervalais, esame muzikantais, mes džiaugiamės intervalais, ar ne? Jo, ir dirbkit ir stenkitės vieni su kitais klijuotis dar labiau. Aišku, yra visą laiką smagiau turėti tos pačius žmonės visą laiką, bet dar smagiau suleisti ir naujus. Tai va, sėkmės ir aš žinot, ką galvoju, žinot ką? Aš norėčiau jums kažką suaranžuoti, specialiai jums. Taip, mano studijos yra šiuolaikinė kompozicija bet kam, big bandui, vokaliniam ansambliui, pučiamiesiams orkestrui, styginiams ir taip toliau. Ir aš manau, kad man būtų taip smagu jums kažką sukurti, specialiai arba suaranžuoti kokį džiazo kūrinį, arba pop, arba paimti kokį pop kūrinį ir padaryti džiazovą. Arba sukurti specialiai, nežinau, pažiūrėsiu, bet tikrai apie jūs pagalvosiu ir man rodos, kad aš jums Erlanda po kokių 3 mėnesių sakys, bra, turim naują kūrinį, Simona parašė. Ir ačiū labai.